Nu, tai kaip šįkis praeitą laidą išsiaiškinom, kad mūsų užsakovas yra velnias. Mūsų laidos užsakovas, patiksinčių, šatonas. Šito. Tai va, reiktų išsiaiškinti, išklausykime ir kitą pusę. Vat Albinas geriausiai papasakotum. Aš jums papasakosiu apie Jėzų Kristų. Kuomet žydai Jėzų užmušo, tai jis buvo pargabentas ne kur tai pas ufonautus, o į Lietuvą. Ir lietuviai tada Jėzų su Starka atgaivino ir įgrūdo jį į tokį inkilą. Ir gavosi rūpintojėlis. Radio Show. Labas. Esu vienas šiandien. Va, nu Česlovas. Kaip vienas. Česlovas. Sveikas, broniau. Gali kilti toks nuoširdus klausimas šitą klausytam, žiūrėjau, kur čia šitas Albinas ir Zbignevas. Nu tai ką, Albinas šiuo metu randasi anoniminių senukų klube. O šitas Zbignevas tarnauja Lietuvos kariuomeniai. Nu, vat, pažiūrėkim, kokį reportažą jis paruošė savo mamai. Hello, mamka. Čia tavo sūnus Zbignevas kalba iš pabrazės karinio dalinio geležinio lokio kopos. Tarnauju neblogai, tik bėda ta, kad rusų kariuomenė atsitarnavau ir военnas bilietas pasiimėte, tai lietuviai paėmė. Bet man didelis čestis ir vapše garbė tarnauti ne tik Rusijai, bet ir Lietuvai. Vot, rytais darom prabėžkas iki Belarusijos sienos, rytais taip pat valgom balandėlius, per pietus cepelinus, o vakarą nieko nevalgom, tik baršus. Vo, nu. A dabar manęs laukia mašina, kuri nuveš mane į LNK Celibačanį, bo radio šou laida ir komandiras man leidžia ten dalyvauti. Toks gyvenimas Lietuvos kariuomeniai. Тарнауи, бегёи, а потом Цelibačanį vakarais. Ну, в общем, все сказал. Atsiūs man денатурату, косяко, kur karvė prišaka iš džiovinkvyse ir mes čia su rебятам rūkysim. Nu, taip, aš čia tarnaujant Lietuvos nepriklausomybės stoviu ant stražos ir sveiks tamsta. Na štai jau vėl studijoje visi esam. Все в сборе. Ir Albinas grįžo. Albinas. Ir Zbignevas pas mumis. Na, Zbigneva, ateik prie mikrofono. Klau, dembilis ar iš Lietuvos kariuomenės. Grįžau, paleidau. Nu viskas būtų gerai, bet ale kaip jis gali tarnaut geležinio lokio kuopai? Nu iš kur tas lokys? Nu gali tarnaut. Aš tai žinau, kad ir geležinio lokio kuopa, geležinio šaškico šito geležinio vilko kuopa. Vilkas yra, vilkas. Vilkas. Aš tai jums papasakosiu. Yra tokia legenda, kai lietuviai anksčiau mušosi su kryžočiais, tai pagrindinis žynys Perkūnas lietuvius paversdavo vilkais. Ir visa ta vilkų lietuvių karauna užpuldavo tos vokietukus ir juos išgrauždavo. O po to visi ramiai sugrįždavo į Pilėnų pilį ir tik zažigalkė ir visi dega. Tokia tat legenda buvo. Ak, tu senis šventvagys. Nu. Apie ką čia senis pasako? Jam galvoj dega. Nu, bet senis žino, senis turi faktus. Faktus. Nu, vat pasvarstykim, broniau, kas vat galėtų dabar Lietuvoje žmogų suimti, nubausti ir pasakyti, kas yra gerai ir blogai. Nu, vat pasvarstykim. Na, štai skaitau, kad galėtų šitasgi prokuroras, milicija. Saugumas galėtų irgi. Nu, taip pat galėtų muitinė. Nu, kas dar šitą pasienio kariuomenę, bažnyčia, ar galėtų? Galėtų, kodėl ne? Nu, ir dar žinai kas? Kas? Vat
kas yra ta Lietuvos kultūros ir meno taryba? O tu Va. siaubė nekalbėk taip, kad... Ale viską gali nuspręsti, kas Jo, yra gerai va, ir kas blogai. Ale labai didelio proto žmonės ten matyti. Vat susirinkę, vat įdomu, kas ten už jų slypi. Kas jų užsakovai? Vat kas yra vat jų užsakovas, va šitos Lietuvos kultūros ir meno tarybos. Vat kas jie gali, vat kad spręstų. Kas jų užsakovas? Va, ką turėtų saugumo Policija pasidomėti, kas ten už tos to pavadinimo, kas už tos afišos slepiasi. Kaip jie gali spręsti, kas yra neskoninga, triukšminga ir pilka. A? Ale turbūt labai jau protingi ten žmonės. O, jo. Kaip Basanavičius. Žinai, kai žiopšia į televizorių, tai kokio šūdo neprisižiūrėsi, į burną neįsidėsi. Va, šinkis, skanaus dalyko. Parodyk, kas čia. Nu, O, be cukraus, tai bent skanu, kur su cukrum tai neskanu, o kur be cukraus tai skanu. spjauk bala nematė. A burbalo nespėjau išpult. Anūkas nupirko. Nu, aš tai dažnai valgau kramtomą gumą ir kai suvalgau pamirštu ją ir spjauti. Ir po to, kai darau inversinį valgymui aktas, tai visą šitą говно su šitais kramtomą gumą sulipa, gaunasi toks... Ai, kas? Kaip čia kalbė, koks gavno, kas to čia yra, čia televizija. Užsičiaupk, durnius. Durnius. Ale įdomu, ar senis yra ragavęs kramtušką. Ar įdomu, senį ar esi ragavęs? O kas ta kramtuška yra? Nu šitas, kuris čia išsilūkė. Durniau, tu senį, taigi tas, kur marolas, Nu, pasiemi išsivinioji, įsidedi burną. Tik nenuryti reikia. Aš tai vaikystėj vis su pulku mes savanoriai. Tai nuo pušų šakos taip suminkydavom su buožėm šautuvų. Ir kad atrajodavom. Ai, senį, gerai. Nu, čia šiaip ne kramtuška. čia ne kramtuška. Gal senį duodam paragauti? Aha, nekart neragavęs Senis senis. neragavęs, tai Senio- seniai prezentacija. bus. Vienai pristatymas kramtuš, duok čia atviniokta. Duok to daugiau senį. Daugiau duodam senį, kad skanu būtų. Nu va, šitą. Šitą Reikia perkramtyti, kad senis... Va, kad seniai gera būtų, va. Nu, duok, trauk iš burnos, užteks. Nu, va, senį. Dėk, čia. Kramtyk dabar senį. senį. Pusk burbulą avinio. Pus, kramtyk, da. Tu pūsk, kaziolas, Albinai, pūsk iš visų, jeigu bus burbų. Žiūrėk, senis. Pranošį bandau. Pus burbulą. O žiūrėk, senį visai blogai. Senis nieko nebesako. Senį dabar tik tai į laidą svetimo skausmo nebūna. Sveiki, vaikai. Sveiki. Garsiau negirdžiu. Sveiki. Labai gerai, tiek daug vaikų šiandien pas mumis klasėje. Ar žinot, vaikai, kas čia yra per senukas? Albinas. Kaip jūs manote, kas Albinui atsitiko? Kokią problemą turi Albinas? Tu. Jisai negali kalbėti, Kodėl? todėl kad valgė kramtojimą gumą. Teisingai, Albinas neprašneka, nes valgė per daug kramtomos gumos. Kągi mes dabar darysime, kad Albinas vėl prakalbėtų? Reikia jį primušti, prispardyti, Suspardyti. papjauti ir paskui išsnukį duoti. O už ką man įmušti? Kas nori, pakelkit ranką? Visi. Gerai, tai dabar Albinai, nepyk, dabar vaikai tave paspardys, kad tau pačiam būtų geriau. Stipriau, vaikai, stipriau. Vaikai, dabar visi drauge paklausim, ar labai skaudėjo Albinui. 3, 4. Ale aš jums pasakysiu, vaikučiai, svetimo skausmo nebūna. Klausyk, Česlovai, dainelę.
Taratataratata, taratataratata. Žinai, apie ką kalbu? Kas? Fuck it tau, fuck you. Kas? Anglų kalbos pamokėlė. Kiss my ass. Jokingai žodžiai tokie. Nieko nesuprantu. Angliškai aš pasakysiu per bet kokią televiziją, per bet kokį radiją. Gali sakyti fuck, asshole ir nieks nieko nesako. Šit visi sako, oh shit, oh fuck. Ir nieks nepasakys. Jeigu aš pasakysiu rusiškai. Aha. Ну, aš tai galvoju, kad tu, Česlovai, čia perlinkį lazdelę. Gnyda. Gerai, 315 anglų kalbos pamokėlė. Speak. Is the telesry a shit? Yes, telesry is a shit. Radio Show. Tai va, studijos svečią turim dabar susirišom tiesioginiu būdu per televizijos tiltą su Kazimieru Šiauliu. Labas, Kazy, ar mėgsti ir žiūrai mūsų laidą? Nuoširdžiai juokiuosi namuose, žiūrėdamas į tą spektaklį. Taip. Taip. Nu, Bet kas nepatinka? Kas tau, kas nepatinka? Kaip tau nepatinka? yra skiepijami per pasąmonę labai Kas? kiti dalykai yra skiepijami. Klausyk, Kazy, o ką tu ant pavyzdžios vakar pasveikė, ja? Na, tarkime, aš sutikau ten kokią paną gatvėje, parsivežiau namo, na ir ten jį suprantama nusirengė ir mes atlikom tą ir tą, na ir suprantama labai užgeriant, kaip sakant, tokį leksyrą malonu, pasitenkinimą, Maskva. Gerai, klausyk, nu tai viso gero gal, klausyk. Iki. Клавча Збігнєва калба, ну аж балдею, посмані ні мімчині буті, погуляв її віді кабеліні телебачні, і ржурі нуріто і кіріто, нактіміз ногас бобас рода кльос, вокічу фільмус, іспану, япону, шведу, во, дена журю вакаря, РТЛ журю в рестлинга, а дена Пиростанкина, клёва лайда, служу Советскому Союзу, ну аж балдею, не галю. Oi, Aš bijau, kad tik tą dėžę pažiūrėt. Nu. Ale kaip aš norėčiau pakliūti. Kur tu norėtum pakliūti? Televizorių? Taip. Į kur? Ką, į užpakalį tu pakliūti nenorėtum? Anksčiau žiūrėdavau visus šitos serialus, meksikietiškus, tuos braziliškus. Na, tai visi žiūrėdavo, ir aš žiūrėdavau. Bet mūsų geresnis. Žiūriu aš tą mūsų naują serialą Giminės ir galvoju, kaip aš norėčiau nusifilmuoti ten. Kaip ir aš norėčiau ten nusifilmuoti. Ale koks geras, vat geriausias. Parodyta viskas. Ne koks ten braziliškas klamas. Nu, savas toks, kaip sakant. Vat, kaip sakant, geras serialas. Bet mes patys kaip Giminės. Mes patys visi kaip Giminės. Tai vat Giminės radio šou, čia visi mes Giminės, visi mes po savo stogu. Daug dabar Lietuvoje šito viso chlamo, roko, to bumčiko. Brūdo viso, srūtų šitų pila, ant galvų žpaladis. Jokingai gausi. Va, tai o kur dingo tie lietuviška ta tautinė muzika? Kas ne kitas eina radio šou nepaliajo. Pasigendam per LNK gražios lietuviškos dainos. Va, čia jums ne tangomanija, paklausyk. Naktelį per naktelį, nemigau, su broliu obelį sodinau, su broliu obelį sodinau, mergo želelė lailė, kur buvai, kad šį vakarą jaunimėlį nebuvai.
Iš kampelio pro vartelius į tave žiūrėjo. Iš kampelio pro vartelius žiūrėjo. Nu jau jei prašnekam apie muziką, tai nusprendžiau nuvažiuoti Vilniun, paklausyti savo mėgstamiausio atlikėjaus Brūniaus. Va, ten prie katedros, prie Sąjūdžio Logavos, jis ten duoda koncertus, va, ir nusprendžiau su taksi pavažiuoti nuo šito. Aš išprotėjai, ar tau... A, nu tai aš skaitau. Su bizūnu per miltus Aš tau galvoj su dar. bizūnu pats duosiu tau. Amatėjai, kaip kvepia, pavosti, ko kvepia. Ką tai va, aš galiu saulės nors kartą į 10 metų ant taksino važiuoti nuo stoties iki katedros. O, pasimaišė protas. O neįdomu, kokios ten kainos Vilniui. O šiandien protas pasimaišė. Aš tai galiu pasakyti, kokius kainos. Čia mygiam suzvonimsi su Igorioku ir Igoriokas pasakys, Igoriokas ant taksi dirba. Nori pasakysi, Bronka? Nu, tai, nu, kaip gerai, paskambink. Nu, čia mygiam, tuoj palačiai. Allo, centras. Centras это Збигневas kalba. Игорёкас man pas Brutaną sujunkite. Игорь, алло, Игорь. 31. Здорово, что там у тебя? Игорь, čia mano draugas Bronka nori išsiaiškinti, kokios Vilniui taksi kainos. Allo, papasakok seniai. Ну вот, спросил. Если сядешь, вот, например, сядешь в Антоколе и будешь ехать на Добрую Раду, так будет 35 литов, потому что ты дурак, например. А если ты не дурак, а простой дурень, вот если сядешь на Доброй Раде и поедешь в вокзал, так сплатим, ну, скажу, 20 литов. И не поедем, если не платишь сразу. А если вот на Новую Вильню, знаешь, Вилейку поедешь, ну так, между прочим, 50 литов. А если, я помню, один раз в Неменьшине спросил, ну, хорошему, клевому чуваку, ну, 50 литов. Вот такие цены в Вильнюсе, как поняли? Центр, все, клиент едет. Бала немає тут таксі, яке ant rogių važinės su arkliu. Nu kągi, kai sako, nedruska kelias grįžtas, paskaitykim laiškus, kurie pas mumis ateina. Prašau, Česlovai. Ačiū, kolega, ačiū. Kaip sakant, čiupsiu pirmą, kuris parenka. Buvo įdomiausia, žinai, neišsirinksi iš tokios krūvos laiškų. Nu, kaip aklaiviš, tai grūda, va. Nu va, štai ne Viktorina kokia, nieks nelaimės čia nieko, paskaitysim. Rašo mums, neįskaitau, kolega, koks čia vardas? Stelmužijus ir Šviedrys. Nu, Stelmužijus tai dar nieko, lietuviškas vardas. O Šviedrys taigi su tokios čiagi karvės vardas. Šviedrys, nu toks vardas. Nu, toks kolega, Nu, skaityk, paskaitysiu. aš čia prašau, kad pertraukau. Ale žiūrėk, kaip prikaveržoja, kaip su vištos koja. Kitą kart plunksna, kaip pasišmailink. Ar su Už parkeliu? tokį raštą, tai į dantis tik duok. Taip, parkelį geriausiai pasimkai rašyšę. Nu. Nu, skaitau. Sveiki radijo šou, labai papiktino čia jūsų paskutinė laida su savo šetonišku jumoru, savo juokais ir juokeliais. Jūs griaunat Lietuvos valstybę. Jumis turėtų pasidomėti saugumo policija. Kas? Šviedrys, kas? Čia tavim turėtų pasidomėti. Pats griauni valstybę. Valstybę mes greunam. Mes šitą valstybę sukūrėm ir pastatėm. Ant kojų Ir niekam viską neleišim. pastatėm. Ir niekam neleišim griauti. Kas dar Ir čia? žaidinėt. Šviedrys. Susinervinau. Kolendidžia, seni, tu dar kolendidžia. Gerai, seni, pasėdėk. Eikit jūs paparalės. Kas šias? senis? Kas? Skaityk, broniau, kitą Nu laišką. va, kitas gal linksmesnis bus. Aldona iš Zarasų irgi rašo. Oho. Va, rašo Aldona tokį laišką. Šiandien atsikėliau ryte 7:30 ir nuvėjau pamišti. Nu gerai, nu kam apie tai rašyti, kam įdomu. Nu. Po to nuvėjau pašerti kiaulių ir karvių. O po to apkabinau Štelmužės ąžuolą, bet nepavyko.
Nu, man tai vieną kartą buvome nuvažiavę su visa, kaip sakant, savo partijos grupelė, pabandėm, apkabinom ir pasidarėm nuotrauką, bet kaip supranti, pusės nesimato. Jau toks didelis ąžuolas užstojo visą. Atsiprašau, kad pertraukau. Gedimino bokštas. Atsiprašau, kad pertraukau, skaityk toliau. Toliau rašo man iš Šeldono, kad po to nuėjau ir perplaukau Dubingių ežerą išilgai. Kadangi Dubingių ežeras yra pats ilgiausias Lietuvoje, tai praktiškai esu čempionė. Čempionų. O durna boba, nu kas tam įdomu? Nu, kam rašai tokius laiškus į radijo šou? Nu, parašykit ką nors protingo. Nu, kas siejasi su dvasingumu ar susikaupimu. Beje, metas susikaupti studijoje. Nu va, susikaupiam. Geriau palika. Va. Ale žiūrėk, dar vienas laiškas yra. Labai įdomus kažkoks. Palaudo kažkas atėjo. Kur čia tie mūsų ligoniai iš LNK? O, bronius su Česlavu, tai girdėjau sprogot painuoliai, prisidirbot, ne? Tai nežinau, kaip tai atplėšiau tavo kelią, visi surinkom pažiūrėti ir kaip pylė, tai aš sunku prisiminti. Gal bažnyčias, gal kas čia atsiuntė, gal velnias žino. Pas mus taip nebūna, broniau, kad bažnyčia atsiųstų. Čia tau ne Šiaurės Airija kokia nemaldandikas. Pasakykit, daktaras, ar liksim gyvi, ar kaip, aš Česlavui visai jau blogai. Ar liksit gyvi, ar liksit. Pažiūrėsim, pagyvensim, pažiūrėsim. Kaip ten bus, viskas, analizės priduosit, utkas atneš jums. Viską padarysit, gulėkit ramiai, žiūrėsim, po kiek laiko aš jumis aplankysiu. Ir nuspręsim tada, kaip ten bus su jumis. Gerai, sveikit, radio šou. Visą gerą. Ir išsigąskit, aš jūsų prašau.